tą patį kelią reikia man nueiti taip, kaip tu. O Kristau, kiekvieną žmogų reikia man mylėti taip, kaip tu. O Kristau, o kaip sunku uždėtą kryžių nešti taip, kaip tu. O Kristau, pakelsiu viską, šiai būsi prie manęs ir tu. Suprasti tvirtumo dovaną mums padeda vienas Jėzaus palyginimas. Sėjėjas išėjo sėti, tačiau ne visi jo pasėti grūdai duos derlių. Ant kelio kritusius grūdus sulesa paukščiai. Ant akmenų arba tarp erškėčių kritę grūdai neišdygsta. Tik į gerą dirvą kritę grūdai išleidžia daigus, auga ir duoda derlių. Kaip pats Jėzus paaiškino savo mokiniams, palyginimo sėjėjas tai tėvas, kuris sėja savo žodžio grūdus. Grūdai dažnai patenka į mūsų širdies dykumą. Jie nepriimami ir neduoda vaisiaus. Tačiau šventoji dvasia savąją tvirtumo dovana paruošia mūsų širdies dirvą, išvaduoja iš sąstingio, abejonių ir baimių, kad viešpaties žodis būtų autentiškai ir džiugiai taikomas mūsų gyvenime. Ši tvirtumo dovana tai iš tiesų didžiulė pagalba. Ji duoda mums jėgų ir pašalina kliūtis. Būna ir sunkių momentų bei kraštutinių situacijų, kuriuose ypatingai pasireiškia tvirtumo dovana. Tai tie atvejai, kai reikia pakelti sunkius ir skausmingus išbandymus, kurie prislegia žmonės ir jų artimuosius. Bažnyčia spindi liudijimu daugybę sesių ir brolių, kurie nepabūgo paaukoti savo gyvybės, kad tik liktų ištikimi viešpačiui ir jo evangelijai. Taip pat ir šiandien netrūksta krikščionių, kurie įvairiose pasaulio šalyse nebejodami ir ramus švenčia ir liudija savo tikėjimą, nepalūžta net ir tuomet, kai už tai reikia sumokėti aukščiausią kainą. Mes visi pažįstame žmonių, kuriems yra tekę gyvenime pakelti daug sunkumų ir skausmo. Pagalvokime apie tuos, kurių gyvenimas sunkus, kurie kovoja už savo šeimą, kurie sugeba auklėti vaikus, nes tvirtumo dvasia jiems padeda. Nemanykime, kad tvirtumo dovanos reikia tik kai kuriomis progomis ar tik ypatingais atvejais. Ši dovana turi būti mūsų krikščioniškumo bruožas, turi mus lydėti kasdienėme gyvenime. Turime būti tvirti kiekvieną gyvenimo dieną. Atsiminkime, kai yra pasakęs apaštalas Paulius, aš visą galiu tame, kuris mane stiprina. Ateik šventoji tvirtumo dvasia, apvalyk mano sielą sunkumų ir priešingybių valandose, remk mano pastangas siekti šventumo, stiprink silpnumuose, duok drąsos atsispirti priešų puolimams, kad niekuomet nebūčiau nugalėtas ir neapsipirkčiau nuo tavęs savo Dievo, savo didžiausio gėrio. Amen. Sveika Marija.
sveika, sveika, sveika Marija, sveika, sveika, sveika Marija. Šventoji dvasia suteikia mums pažinimo dovaną. Kai kalbame apie pažinimą, taip pat pagalvojame apie žmogaus sugebėjimą vis geriau pažinti į supančią aplinką, atskleisti gamtą ir visatą reguliuojančius dėsnius. Tačiau pažinimas, kuris duodamas šventosios dvasios, neapsiriboja žmogiškų pažinimų. Tai ypatinga dovana, kuri leidžia suvokti dvasios per kūrinyje Dievo didybę ir meilę, jo gilų ryšį su kiekvienu kūriniu. Kai mūsų akis yra apšviestos dvasios, jos atsiveria Dievo kontempliavimui, gamtos grožyje ir kosmoso didingume. Kiekvienas dalykas mums pradeda kalbėti apie Dievą ir jo meilę. Tai mumise sužadina didelės nuostabos ir gilaus dėkingumo jausmus. Tai jausmas, kurį patiriame gerėdamėsi meno kūrinių ar kitų nuostabių darbų, gimusių iš žmogaus išmonės ir kūrybingumo. Tai regint, dvasia mus skatina širdies gelmėje šlovinti Viešpatį ir pripažinti, kad viskas, ką turime ir kas esame, yra neįkainojama Dievo dovana, begalinės jo meilės mums ženklas. Pažinimo dovana mus suderina su Kūrėju ir leidžia dalintis jo žvilgsnio ir vertinimo skaidrumu. Visa tai yra ramybės ir taikos pagrindas, leidžiantis krikščioniui būti džiugiu Dievo liudytojų, panašiai kaip šventasis Pranciškus ir kiti šventieji, mokėję šlovinti ir apdainuoti Dievo meilę, žvelgdami į kūrinyje. Mes esame taip pat ir kūrinijos sergėtojai. Tačiau, kai niokojame kūrinyje, griauname Dievo meilės ženklą. Tarsi sakome, man nepatinka, tai nėra gera. O kas patinka? Ar pats savo? Štai ir nuodėmė. Kūrinijos apsauga yra rūpinimasis Dievo dovana. Toks turi būti mūsų elgesys. Bet to neturime pamiršti, kad kūrinijos griovimas sugriaus ir mus pačius. Melskime pažinimo dovanos, pažinti visą tai. Ateik šventoji pažinimo dvasia ir padėk man aiškiai matyti Tėvo valią. Parodyk man žemiškųjų dalykų niekingumą, kad galėčiau suprasti, kokie jie tušti ir naudotis jais tik tavo garbei ir savo išganimui, bei pro juos matyti tave ir tavo amžinai atlyginimą. Amen. Ir perkeis mane, ateik, dvasia šventoji, ateik.
šventoji, ateiko, ateik, meilę uždegtų, ateiko, ateik, gyventi tau noriu, ateiko, ateik, gyvenkis mane. Taip švelniau biškelį, policija. Supratimo dovana. Supratimas tai ne žmogaus intelektualinė gabumas, kuri dėka jis pažįsta regimą tikrovę, bet malonė, kurią tik šventoji dvasia gali suteikti ir kurios dėka krikščionis sugeba įsigilinti į Dievo mintis ir išganimo planą. Prisiminkime, ką apaštalas Paulius rašo apie šią dovaną. Ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas žmogui į mintį netėjo, tai paruošė Dievas tiems, kurie jį myli. Ir Dievas mums tai apreiškia per dvasią. Žinoma, tai nereiškia, kad krikščionis viską supranta ir žino visus Dievo planus. Viskas bus aiškiai apreikšta tik tuo metu, kai būsime Dievo akivaizdoje, su juo susivienyje. Tačiau, kaip siūlo jau pati žodžio supratimas reikšmė, šios dovanos dėka mes galime suprasti tikrovę taip, kaip jie Dievą supranta. Galime suprasti dieviškuoju supratimu, nes juk viena suprasti žmogiškų protų ir visai kas kita suprasti taip, kaip Dievas, giliausia esmė. Evangelijoje yra epizodas, kuriame labai aiškiai matome supratimo dovanos veikimą. Du Jėzaus mokiniai, matė jo mirtį ir laidotuvės, nusivylę palieka Jeruzalę ir grįžta į savo gimtąjį miestą Emausą. Pakeliui prie jų prisijungia prisikėlęs Jėzus, bet jo akys aptemusios ir jie nesugeba jo atpažinti. Tai paaiškina, kad Jėzus paaiškina, kad šventajame rašte buvo numatyta, kad jis turi kentėti ir mirti. Jų protai atsiveria ir viltis, širdis susidega viltimi. Tokia yra šventosios dvasios mums suteikiama supratimo dovana. Ji atveria mūsų protus, kad geriau suprastume Dievo darbus, geriau suprastume ir žmogų, visas situacijas, viską. Supratimo dovana būtina mūsų gyvenime. Prašykime Viešpatį, kad mums duotų šią dovaną, idant mes geriau jį suprastume, kad viską suprastume taip kaip jis, o visų pirma, kad suprastume Dievo žodį Evangelijoje. Ateik šventoji supratimo dvasia ir apšviesk mūsų protą, kad galėtume pažinti ir įtikėti visas išganimo paslaptis ir kad pagaliau nusipelnytume tavo šviesoje matyti amžiną šviesą ir toje garbingoje šviesoje išvysti tave su Tėvu ir Sūnumi. Amen.